Sveiki, čia Grafija LT ir parodysiu vieną pamoką, kaip daryti sniegą. Sniegas bus ant raidžių, taigi pasirenkam naują lapą 1000 ant 1000 pikselio. Mums tiks, pasidarome 100%. Pas ką mažesnė kompo rezoliucija, galite pasidaryti mažesnė, žodžiu, pagal savo darbą darykitės. Taigi pasiimsiu mėlyną spalvą, padarysim backgroundą mėlyną, tada pasirinksiu raudoną spalvą, gal tokią, parašysim Grafija LT, šriftas geras, 150 mums turėtų užtekti, Grafija LT. Ant mažesnių raidžių beje atrodys sniegas kitaip, galbūt netgi geriau, čia dabar labai išdidintas, tai kuo mažesnis tekstas, tuo tikroviškiau atrodo. Taigi grįžtam prie raudonos spalvos, pasirinksim baltą, kurį mums reikės sniegui. Taip, kūrime naują lajerį ir renkamės Polygonal Lasso Tool. Beje, kas moka dirbti gerai su Pen Tool, galite imti Pen Tool, bet naujokams labiau tiktų, sakyčiau, Polygonal Lasso Toolas. Taigi, prisiartinkim raidę ir darykime norimą formą sniego. Tada pasimkim kibirėlį ir spalvosime baltą spalvą į vidų. Kad dingtų punktyrinę liniją, spaudžiam Ctrl+D, kitaip sakant deselect gaunasi. Prisiartiname 100 ir žiūrim, kaip gaunasi. Sniegas gavosi. Padarom dar vieną kartą. Apačioje. Dirbdami savo tekstą galite gražiau pasistengti ir pridėti tikroviškiau, kaip sniegas galėtų nukristi ant jūsų raidės. Vėdimam kibirėlį, spaudžiame vidurį, nuspalvinam baltai, Ctrl+D, panakinam punktyrinę liniją ir pažiūrim, kaip gaunasi. Na va, taip ir gaunasi. Tai va. Taip dirbant su visom raidėm gaunasi apsnigtas tekstas. Tai tiek.